žmogų, apie kurį tiek kalba Vašingtonas ir Vatikanas. Čiut negalima jas praskys, kad truputį galva didelė, svetimą gali sugadinti paskui. Vėl uždarysiu lagerį 10 metų, kad sugadina ausinę. Kaip geriau? Geriau? Dabar gerai. Nu, dabar pažiūrėsim, kad. Bažnyčia tai tiesiog iš griuvėsių prikėlė, pusiau supūs. Čia Vidukliškis Paulauskas. Išdažė, išdirba ir pats dirba žmogus. Žmonėms nuoširdus buvo. Vienu žodžiu sunku reikia valandų laiką, kad jo vien tik tai gerus darbus apipasako. Čia Antanaitis. Tais laikais dirba kultūros ministerijoje. Gerai, berods Urbutis, jo trobai sudegus, vietos valdžios atstovai niekaip nesureagavo, nepadėjo žmogui operatyviai, o pasinaudojant tuo, vietos klebonas, Viduklis, klebonas Varinskas, operatyviai su savo aktyvu matyt surinko tam tikrą skaičių lėšų ir žmogų per keletą dienų parėmė žmogų materialiai, kad jis galėtų gyventi ir įsikurti. O tuo padarydamas labai didelę žalą mūsų bendram darbui, bendram ideologiniam darbui, kultūrai bendrai. Tai čia jūsų priekaištas klebonui? Nu, naip tol, ne. Man atrodo, čia priekaištų klebonui negalėčiau pareikšti, nes šiuo atveju jisai pasielgė žmoniškai, gražiai, operatyviai. Čia priešingai, priekaištą reikia pareikšti vietiniam valdžios atstovam, kurie nesureagavo. Vėlinių dieną Svarinskas čia vesdavo tikinčiųjų procesiją į kapines. Tokias eisenas įstatymas draudžia ir vietos valdžia kunigui už jas vis skirdavo baudas. Baudos nepadėjo. Vietos valdžiai teko ieškoti kitokių priemonių. Tai žiūrėk, eisenos metu koks sunkvežimis vidury gatvės ima ir sugenda, tai dar kas nutinka, švelniai tariant, savotiškai kovota. Aš suprantu, kad nelengva jums buvo su tokiu klebonu. Autoritetą tarp tikinčiųjų jis visgi didelį turėjo. Svarinsko aktyvas daugiau dirbo su konkrečiais žmonėmis, konkrečiais ypatingai vaikais. Individualų daugiausia darbą. O darbovietės daugiau kolektyvinį darbą. Ir kiekvieną sušnekant atskirai su kiekvienu žmogum rezultatas yra vienas, o šnekant kolektyvę, reiškia su bendra salėje sėdinčių žmonių mase yra rezultatas kitas. Matot, jeigu kunigas save nesusikompromituoja pats, bedieviai Lietuvoje kunigas sukompromituoti nepajėgus. Viename pamoksle jūs esate išsireiškęs, kad tikras kunigas gali mirti tik Mordovijoje ant 2 narų. Įsivaizduokim, kunigė, kad viskas klostosi pagal jūsų planą. Vieni kunigai jau ant narų, o likusių tikintieji neįsileidžia į bažnyčią. Jūs juos sukompromitavot. Bet ar tai nesąmoningas bažnyčios žudymas jūsų pačių rankomis? Ne, nežus. Tuo keliu bažnyčia niekada nežuvo. Cars 123 metus persekė, bažnyčia jį nežuvo. Caro laikais irgi persekioja. Persekioja, labai persekioja. Ir dabar persekioja. Blogai, kad persekioja? Blogai, kad neturi persekioti, bet pats persekėjimas yra geresnis dalykas negu mėgojimas kunigų. Vadinas, kunigė, sąmoningai einame į konfliktą su įstatymu, kad sureaguotų įstatymo saugotojai. Sureagavo, valio, pamoksluose, kronikoje, skelbiam pasaulinį skandalą. Gelbėkit, bolševikai Lietuvos bažnyčią persekioja, taip? Taip turi persekioti. Tada bus ženklas, kad atlieki savo pareigą. Kiek pamenu, dėl šių savo biografijos puslapių jūs paprastai kaltinat vadinamą Molotovo-Ribentropo susitarimą. Jeigu ne šitie du baisų žmonės, mes nebūtume nei ekstremistai, nei kontrrevolucionieriai, o būtume kviečius auginę ir bekonus pardavinę, ir krepšinį Europoje žaidė. Dėl to, kad pirmą vietą 37-8 mes lietuviai, o 79, o Latvija antrąją vietą turėjo. Mes būtum žaidė, o dabar mus padarė ekstremistais, visokius kitoks. Kas kaltas? Svarinskas nuteistas už sistemingą veiklą, nukreiptą prieš socialistinę santvarką, už propagandą ir agitaciją siekiant silpninti tarybų valdžią. Jūs dabar valdžioj žiūrėkit tautos. Jūs vadinat liaudį, mes vadinam tautą. Kada mes būsim valdžioj, mes žiūrėsim.
Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Broliai ir sesės Kristuje, visa, kas gera, greit praeina. Sekmadienį šventėm sugrįžtuves, o šiandien jau išleistuvės. Tokia yra Dievo valia. Todėl nuoširdžiai dėkoju broliams kunigams, mano parapijiečiams ir visiems svečiams, kad jūs šiandien atvykote į Viduklės bažnyčią, kad drauge pasimelstume, kad drauge viens kitą pastiprintume ir kad vėl eitume gyvenimo keliais. Juk nenuostabu, mes čia neturime pasiliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Ir to būsimojo miesto kiekvienas ieško savo keliu. Tik reikia, kad kiekvienas sąžiningai atliktų savo pareigą ir kiekvienas jaustų garbės pajautimą, kad jis yra krikščionis, katalikas ir lietuvis. Broliai ir sesės Kristuje, šiandien kalbėti man nelengva. Matydamas jūsų veidus, žinodamas, kad sekmadienį išdalinta virš 1200 šventųjų komunijų, aš galiu tik tai dėkoti Dievą, kad prie šitų iškilmių dalinai prisidėjo mano kunigo Sigito, kunigo Kastyčio, Petro Gražulio ir kitų paskutinių dienų kančia. Taigi te Dievas priima visą už gerą. Bet va, broliai, išsiskiriant, kad jūs nelidėtumėt, aš jums prižadu. Prie pirmos progos aš grįšiu į tėvynę. Prie pirmos progos, o koks skirtumas, ar savaitės, mėnesio ar metų, bet grįšiu. Grįšiu, atlikęs savo pareigą. Nežinau, ką Dievas man skiria, bet matyt, Dievas skiria kokią tai misiją. Važiuosiu kaip kunigas ir manau, kad būsiu katalikams naudingas. Pirmiausia, savo tautiečiams, o paskiau, jei reikalas bus, ir kitiems. Va ir mūsų netiek daug dabar liko bažnyčiose, kartais nepakankamai veiklus, dinamiški, bet vis tiek mes esame raugas. Ir aš šventai tikiu šviesią Lietuvos ir Lietuvos katalikų bažnyčios ateitį. O mūsų pareiga šitą ateitį paspartinti. Šventų gerų gyvenimų, pareigų atlikimu, meilę Dievui ir artimui, mes šitą procesą paspartinsim. Ir ta turbūt džiaugsmas, ta laimė ateit gali greičiau, negu mes manome. Bet iš kitos pusės, broliai, žiūrėkite, neapsigaukite. Aš bijau būti blogo pranašo, bet man atrodo, kurie šiandien turi rankose trispalvę, arba kurie organizuoja jų eitynės, turės dar nemažą kentėti. Va, būkime viskam pasiruošę, bet atminkite vieną pranašo Izaijo žodžius. Kas paėmė arklą, tie nežiūri atgal, nes bus kreiva vaga. Jeigu jūs jau paėmėt į ranką, eikite. Man atrodo, kad Lietuvoje dabar toks turėtų būti tipas. Vienoj dešinėj rankoje lietuvis neša kryžių, o kairiai trispalvę. Ir man atrodo, kad mes tikrai, eidami su tais dviem garbingais ženklais, su tom dviem emblemam, tikrai sukursime gražesnę ateitį. Mat šiandien palieku vidurdienį Lietuvą ir turiu išvykti į svetimą šalį. Bet manau, kad grįšiu ir dar tikrai grįšiu, o dabar seksiu bent per radiją, per spaudą apie jūsų dvasinį gyvenimą. Nesenai laikraštį parašė, kad mums reikia Vaižganto ir Mykolaičio Putino tipo kunigų. Tai, manau, turėjo galvoj inteligentų, literatūros klasikų. Man atrodo, kad pirmiausia mums reikia dabar kunigų ir pasauliečių Valančiaus tipo, kurie atstatytų tautos dorą. Iki šiol buvo statoma Lietuvoje kultūra ant smėlio. Ir
posėdžio salėse universitetas viena kultūra, o gatvėje kita kultūra. Ta pačia proga, broliai, noriu nuoširdžiai padėkoti ir broliams kunigams, ir visiems jums už maldas, už kunigą Matulionį, už kunigą Tamkevičių ir mane. Ačiū, ačiū, ačiū. Te Dievas jums atlygina. Mes žodžiais negalime šito išreikšti, bet jūsų maldos padarė, sakyčiau, stebuklą. Va ir aš palieku 4,5 metų Urale ir išvažiuoju į vakarus. Manau, kad dėka jūsų maldų. Manau, kad rudenį atvažiuos kunigas Tamkevičius ir jis įsijungs į šitą gyvenimą. Mes esame susišnekėję, kada jis atsėdės 3 kartus lagerį, tada ir jis galės išvažiuoti. O dabar jis grįž pas jūs. Taigi duok Dieve, kad mes visi susitiktume ir susitiktume ant naujo atstatyto moralės pagrindo, kad visi atkurtume lietuvio tipą, seną lietuvio tipą ir jį praturtintume naujoms dorybėms, kurios charakteringos mūsų apšvietos amžiai. Ir baigsiu savo žodį didžiojo prezidento linkėjimas. Te laimina jūs visus Dievas. Amen. Dar kartą, broliai, širdingai dėkoju už viską, už maldą, šventą komuniją, už gėles ir jūsų gerus norus. Kada filme, kurį jūs matėt, klausė, kas jūs esate, kunige Svarinskai, jūs esate atsakymas į tą filmą. Manau, kad daugiau priklauso pagarbos Gajauskui, kuris dar yra Sibirė, prasidėjo 37 metus, Petkus 27 metus prasidėjo ir kiti daug po 25 metus sėdėjo. Taigi ne man, bet per mane tebūna visiems garbė. Dar kartą noriu padėkoti Lietuvos inteligentijai, kuri dabar išėjo gelbėti tautos. Mes, tikintieji, bandysime kurti dorovę, pagrindą, o mūsų tautos inteligentai, kurie dabar išėjo į naują kovą, tai saugo nuo ekologinių nelaimių, tai sukuria naują kultūrą, kad lietuvis būtų ne azijatas, bet būtų kultūringos Europos lygiateisis narys. Taigi visiems nuoširdžiai ačiū. Taigi dar kartą ačiū. O dabar jūs dainuokit ir... Iki Todėl. Nepalaus prie žalės, ilgos Šiandien vidurlyje didelė šventė.
susirinkome čia padėkoti Dievui kartu su jūsų buvusiu klebonu, dabar prelatu, Lietuvos kariuomenės vyriausių kapelionų, padėkoti Dievui už malonės gautas kunigystės kelyje. Šiandien prelatas švenčia 70 metų amžiaus sukaktį ir 40 metų garbingos savo kunigystės sukaktį. Jaučiu didelę skolą, kai buvau konsekruotas vyskupu, garbingasis prelatas, tada jūsų klebonas, kartu su didžiuliu būriu tikinčiųjų, pasitiko mane grįžtant iš Kauno į Telšius, čia prie autostrados ir pasveikino. Noriu dėkoti mielam prelatui už ypatingas pastangas dėl mūsų tėvynės Lietuvos ir dėl Lietuvos katalikų bažnyčios. Kiek jis daug yra padaręs ir Telšių vyskupijai, ginant Žemaičių Kalvariją, stiprinant brolius kunigus ir tikinčiuosius. Kiek daug drąsių pamokslų yra pasakęs, o svarbiausia, savo pavyzdžiu